Pasižiūrėkime, kaip šioje programoje yra rašomas tekstas. Einame į pelytės mygtukų užprogramavimą ir pasirenkame tekstas rašymą. Dabar matome, kad būtent teksto rašymui turi būti čia varnelės vieta yra prie šio žodžio. Tuomet ten, kur mums reikalingas tekstas, spaudžiame pelytės dešinįjį klavišą ir iššoka teksto redagavimo lentelė. Rašome tą tekstą, aš parašysiu funkcijos pavadinimą. Taip, ir spaudžiu. Gerai, štai matome, tas žodis ir atsirado. Mes galime jį keisti, mes galime vėl, jeigu aš tą žodį spustelsiu dešiniu pelytės klavišu, vėl iššoks tą patį lentelę ir aš galiu pasirinkti, tarkim, kad tai būtų nepermatomas pagrindas. Gerai. Dabar, jeigu aš jį uždėsiu, jisai funkcijai, kaip matot, uždengia, nes jis turi savo foną. Galiu pakeisti, padaryti didesnės tas raidės. Aš noriu, kad tai būtų 20, noriu, kad tai būtų gerai matomos, bold italic, taip, ir noriu, kad tai būtų mėlynos. Taip, taigi, dar galbūt net taip pabrauktos. Ir spaudžiu OK. Gerai, matome, kaip pasikeitė užrašas. Taip pat aš galiu jį pasukti. Aš jį pasukti galiu, padaryti, kad jis būtų pasisukęs, tarkim, 90 laipsnių. Vėl spaudžiu gerai ir žiūrėkite, štai kaip galima parašyti tą užrašą. Trinimas. Vėl spusteliu, ištrinu klaviatūros mygtuko delete pagalba šį užrašą, spaudžiu gerai ir užrašo čia taip pat nebelieka.